pirmininkavimas pasisekė mums, tikrai labai gerai buvom įvertinti visų ES institucijų ir visų ES valstybių. Galiu pasakyti, kad tai buvo 200 renginių, virš 30 000 politikų buvo atvykę į Lietuvą, kai kurie net pirmą kartą, daugelis iš jų buvo atvykę, susidarė gerą įspūdį ir apie Lietuvą, ir apie Vilniaus miestą. Ir tiesiog aš manau, kad mums pirmininkavimas pasisekė. Tik aišku, labai gaila, kad ministrai labai daug laiko praleido būtent užsienio politikai, 50% visų laiko jie buvo išvykę įvairius renginius, bet aš manau, kad dabar jau viskas baigėsi pirmininkavimas, ministrai pas mūsų yra čia vietoje ir jie galės užsiimti vidaus politiką, padaryti tuos darbus, kuriuos nepadarė. Noriu pasakyti, kad gavo labai sunkų palikimą. Kada atėjome į valdžią, buvo sumažintos ir pensijos, ir socialinės pašalpos, ir atlyginimai sumažinti. Ir kas svarbiausias dalykas, Lietuva pasiskolino labai daug pinigų. Mes praktiškai dabar 55 milijardus esam pasiskolinę. Per paskutinius 4 metus mes paskolino virš 30 milijardų. Bet gal skolintis reikėjo, bet ne taip brangiai. Mūsų kaimynai žymiai protingiau padarė. Latvijai skolinosi už 2,8%. Mes skolinomės už 9,8%. Latvijai skolinosi iš Tarptautinio valiutos fondo, mes skolinomės iš įvairių privačių fondų. Ir dabar skolos aptarnavimas kiekvienais metais mūsų Lietuvai kainuoja 2,3 milijardo litų.